Broliai seserys, šiandien Evangelijoje mes girdėjome, kad kai kurie žydai buvo tarsi šokiruoti, kai Jėzus jiems pasakė, kad reikia valgyti jo kūną, kad turėtų amžinąjį gyvenimą. Ir šitie žydai pasakė, kaip šis žmogus gali duoti mums valgyti savo kūną. Ir mes suprantame jų nustebimą. Ir galbūt būtumėme reagavę taip pat. Būtent dėl šito Jėzaus mokymo daugelis žydų nustojo būti jo mokiniais. Laimė, kad apaštalai ir kai kurie mokiniai ir toliau pasitikėjo Jėzumi ir sekė paskui jį. Tie, kurie liko ištikimi Jėzui, tikriausiai taip pat nelabai suprato šių žodžių prasme, kas valgo mano kūną turės amžinąjį gyvenimą. Tačiau širdyje jie jautė, kad tai tiesa. Mes taip pat ne iki galo suprantame šių Jėzaus žodžių prasme. Mes priimame komuniją per šventas mišias, mes valgome Kristaus kūną, bet nelabai suprantame, ką tai reiškia. Tačiau širdyje mes jaučiame, kad priimti komuniją yra svarbu ir gera. Tikrai, eucharistinė komunija yra didis slėpinys, tačiau nebūtina suprasti visą jos prasme, kad galėtume ją išgyventi. Štai kodėl maždaug prieš 100 metų popiežius Pijus X nusprendė leisti 7 metų vaikams priimti šventąją komuniją. Ir dažnai aš sutikau vaikų, kurie suprato, kad per komuniją Jėzus ateina į jų širdis, bet jie negalėjo to teologiškai paaiškinti. Šventasis Augustinas apie tikėjimo paslaptis sakydavo, reikia tikėti, kad suprastum, o ne suprasti, kad tikėtum. Būtent pasitikint ir tikint tikėjimo slėpiniai mums įgauna prasmę. Kai per šventas mišias mes einame priimti komunijas, kunigas parodo mums hostiją ir sako Kristaus kūnas. Ta akimirka mes atsakome Amen. Amen tai reiškia taip, aš tikiu. Aš tikiu, kad tai yra Kristaus kūnas. Aš tikiu, kad valgydamas jo kūną gausiu amžinąjį gyvenimą. Naudodamamis progą pagarbiai primenu, kad komunijos metu svarbu atsakyti kunigui Amen. Pirma, kad šią svarbą akimirką būtų pažadintas tikėjimas, bet taip pat ir todėl, kad kunigas žinotų, kad tikrai žmogus tiki ir kad kunigas nedvejotų duoti komuniją. Tėvam taip pat svarbu priminti savo vaikams, kad jie per komuniją sakytų Amen. Taip kunigas supras, kad vaikas jo priėmė pirmąją komuniją. Kai mes priimame komuniją, mes priimame ne tik Jėzaus kūną, bet ir visą gyvąjį Jėzų. Reikia suprasti, kad Jėzaus kūnas nėra atskirtas nuo jo asmens. Štai kodėl, kai kunigas sako Kristaus kūnas, mes turime išgirsti, čia yra Jėzus. Ir suprasti, kad komunija yra Jėzaus apsilankymas mūsų sielose. Kai su gyvu tikėjimu ir su gyva pagarba valgome hostiją, atveriame savo sielos duris Jėzui. Aišku, mes nesame verti šio apsilankymo. Ir taip pripažįstame prieš kiekvieną komuniją, sakydami, viešpatie nesu vertas, kad ateitum į mano širdį. Tiesa, kad esame nusidėjėliai, kad nesame verti Jėzaus Dievo ateinančio pas mus.
Tačiau Jėzaus meilė yra didesnė už mūsų silpnybės. Ir užuot atsitraukęs nuo vargšo nusidėjėlio, kuris pripažįsta, kad yra nevertas ir silpnas, Jėzus ateina pas jį. Per komuniją Jėzus, gyvasis Jėzus, ateina pas mus. Jis ateina į mūsų vidų, jis ateina į mūsų vidinį centrą, į tą vietą, kuri yra svarbiausia mūsų asmens dalis. Tai pati svarbiausia vieta, nes būtent joje nusprendžiame, kaip norime gyventi, mąstyti ir elgtis Dievo, kitų ir savęs atžvilgiu. Tai pati mūsų intimiausia, asmeniškiausia dalis. Ir Jėzus ateina ten, kad paslaptingai įtakotų mus, kad įtakotų mūsų troškimus, mintis, požiūrį į gyvenimą, veiksmus. Ir tai yra gera įtaka, nes Jėzus mus myli. Vadinasi, jis trokšta, kad gyventume laimingiau. Ši gera Jėzaus ateinančio į mūsų širdį įtaka yra labai svarbi, kad tikėjimas ir meilė išliktų gyvi. Kiekviena komunija yra tarsi malkos, dedamos į krosnį, kad ugnis neužgestų. Neleistoma gėlė nuvysta, siela nepriimanti Eucharistijos nuvysta. Ir man atrodo, kad jei sekmadieniais nustosime eiti į mišas, jei nebepriimsime komunijos, mes pamatysime, kad mūsų tikėjimas bus netoks gyvas, kad tarp mūsų ir viešpaties bus didesnis atstumas. Kiekvieną sekmadienį Jėzus viešpats laukia mūsų, kad mus palaimintų, sustiprintų, atleistų, atgaivintų. Tiesa, tai reikalauja tam tikrų pastangų eiti į šventas mišias. Bet jei einame, Dievas mums duoda daug daugiau, nei mes duodame jam. Galbūt mes aiškiai nematome, ką komunija keičia mumyse. Dievo veikimas dažnai būna paslaptingas ir gilus. Turėdami internetą, telefoną, transporto priemones ir taip toliau, esame įpratę greitai gauti tai, ko norime, ko trokštame. Tapome nekantrus, praradome kantrybę ūkininko, mokančio laukti, kol sėkla pamažu augs ir duos vaisių. Dievo ritmas yra sėklos ritmas, o ne interneto ritmas. Jėzus, Dievas, veikia mūsų širdyse lėtai, švelniai, palaipsniui, nes jis gerbia mūsų laisvę. Ir iš tikrųjų reikia pripažinti, kad mes lėtai atsiverčiame, o Jėzus prisitaiko prie mūsų. Tik laikui bėgant, mes galime geriau pastebėti malonės vaisius savyje. Mano tėtis kiekvieną rytą eidavo į mišias, net paskutinę savo gyvenimą dieną jis priėmė komuniją, aš daviau jam, ją likus kelioms minutėms iki jam išeinant į dangų. Ir aš esu tikras, kad ši kasdieninė eucharistinė komunija padarė didelę įtaką jo ir mano šeimos gyvenimui. Ši kasdienė komunija leido jam, nepaisant jo ribotumo, išsaugoti tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, nepaisant gyvenimo sunkumų. Brangus broliai ir seserys, šiandienos Evangelijos šviesoje atnaujinkime savo tikėjimą Eucharistijos slėpiniu ir su nauju tikėjimu priimkime Jėzų šventojoje komuniją. Motina Teresa, šventoji motina Teresa iš Kalkutos,
nusprendė, kad visose jos kongregacijos vienuolinų sakristijose būtų užrašyta: kunige, švęsk šias mišias taip, tarsi jos būtų pirmosios, vienintelės ir paskutinės. Brangieji, šiandien priimkime komuniją taip, tarsi tai būtų pirmas, vienintelis ir paskutinis kartas. Amen.